Pamoka kaip susijęti jūsų vardas.pavardė @stud.ktu.lt elektroninio pašto adresą su gmail.com sistema. Pirmasis žingsnis. Prisijungiame prie savo elektroninio KTU pašto adresu paštas.ktu.lt. Tada spaudžiame nustatymai, nukreipti laišką. Įveskite savo elektroninio pašto adresą, į kurį norite nukreipti visus laiškus gaunamus į KTU elektroninio pašto dėžutę. Šiuo atveju vedame fumsa@fumsa.lt ir spaudžiame vykdyti. Antrasis žingsnis. Keliaujame į savo gmail.com sistemą. Pasirenkame nuorodą pašto nustatymai, tada spaudžiame ant nuorodos sąskaitos arba paskyros ir importavimą. Ir pridėsime savo KTU elektroninio pašto adresą. Suvedame savo vardas.pavardė @stud.ktu.lt pašto adresą ir spaudžiame kitas veiksmas. Tada spaudžiame kitas žingsnis ir siunčiame patikrinimą, kad įvestas elektroninis paštas priklauso tikrai jums. Kodą gaunate į savo gmail.com pašto dėžutę, kadangi prieš tai padarėte laiško nukreipimą. Jei laiškas dar jūsų nepasiekė, perkraukite puslapį. Gavę laišką, nusikopijuojame patvirtinimo kodą ir jį įrašome į patvirtinimo laukelį. Trečiasis žingsnis. Nustatome, kad laiškai būtų atsakomi iš to paties pašto, į kurį buvo gauti. Dabar, siųsdami elektroninį laišką, galime pasirinkti, iš kurio elektroninio pašto adreso išsiųsti. Sėkmės!